Labas rytas su naujaisiais metais, kai jau tie nauji metai, jau kelintą naujų metų dieną, tai nusprendžiau atvažiuoti patikrinti miškiuką, kur ieškodavau ragų. Mėginsiu pažiūrėti, kur vaikas žvėriukai. Gal ką nors pamatysiu, teisingiau jau pamačiau, o šitoj vietoj pabaidžiau elnių patelių keletą, ten 3 ar 4, nepasakysiu dabar, nes per krūmus nubėgo į tikrai ne stirnas, nes pagal dydį, bet ragų nesimatė. Tai va, atvažiavau, mėginsiu pasivaikščioti po tokius krūmynus ir pažiūrėsim, gal kažką pavyks atrasti įdomaus. Žiūrėkit, kokios autostradas išbėgiotos miške. Čia takas, sankryža žvėriukų, vėl čia takas. Ir pernai čia viskas po vandeniu buvo tas vietas. Prieinu žvėrių maudyklę. Važiuosim ten mopėdas. Yra elnių, bet yra ir šernų. Tai gali būti, kad elniai prieš rują košės, o šernai šiaip mėgsta tokius dalykus. Pamačiau usūrinį šunį. Bandau eiti link jo, pažiūrėsiu. Bėg, slėpsis, nesislėps. Stebu kažkaip pasiseka, nes bėgti jie toli nebėga. Nu, nors pamačiau. Tai žodžiu, šitas miškas gyvas, čia turbūt mažai kas vaiko tos žvėriukus, nes vaikštų dar ne pilną valandą tik tais, o jau spėjau ir elnių pamatyti, ir usūrinį. Nu tai kas čia toj dreviai gali gyventi? Nes privaikšta, pripakota, kaip iškapota, išgriaužta. Jau prasidėjo švieži nulaupimai. Čia šlapia dar. Seni nugrandymai ir namai. Ir ten natūrų matėsi nemažai. Ragutės taip pat. O dar kažkokių grūdukų yra. Čia jau daug nulaupimų, nes jau beveik atėjau į miško vidurį. Buvo drabarėnų virtas. Čia prasidėjo tie masiniai žievės nulaupimai, nuėdimai. Pažiūrėkit iki kokio aukščio. Nu tai va, čia yra 1,80 m. Tai čia dar metras į viršų. Tai čia įtariu, kad koks briedis jau ant galinių kojų atsistoja. Biški padžiūvus jau žievė, nėra visai šviežiai. Dar vieną prausyklą, o čia gera. Čia išbraidyta. Čia jau vien šernų pėdas.
Vėl pabaidžiau. Šį kartą įtariu, kad stirnas, nes jau dydis nebe tas. Nu, einu tolyn, elnių pėdų mažėja, šernų daugėja, maudyklės kas 50 metrų. Tai šernų karalystėje esu. Nes takai didžiausia išminti. Tikrai labai stipriai išminta viskas. Kiek užmatau vien šernų pėdas. Ten va nuo maudyklės atėjo kokie takai. Čia vėl kažkoks ištrypimas. Čia didelė gauja šernų turėtų laikytis. Kailį likutis. Labai traška. Negaliu garsiai kalbėti. Stengiuosi tyliai kalbėti, nes tik pašneku, išjungiu kamerą ir toj pabaidau, ką nors. Tai jau per 2 vietas elnius mačiau, stirnas mačiau ir usūrinį. Čia tas linija, tas keliukas, tai čia kaip autostrada ištrypta, kaip vienas arimas, bet va prieky einu su didesniu keliuku toj susidūrimas, tai čia matau lygiai tas pat. Kaip nutrypti visą šlaitai, viskas. O purvinėlis jiems čia koks. Nežinau, kurią pusę eiti.
Yes, pagaliau pavyko nufilmuoti elnius, va, aš prie beržiukų sustovėjau, o jie čia kur nuvirtęs tas medis. Tai, nebus 50 metrų, 40 galbūt. Visi įvaragiai su įvom. Tai jauni patiniukai 4, pas vieną visai maži ragiukai, pas kitus jau biškį ilgesni. Bet va, faktas, kad čia elnio išknaisėta, išbūta ir labai ilgai nesupratę, kas čia jiem trukdo toks. Pažiūrėkit, kaip išknaisėta. Tai va, vaikštu po tą vietą, kur elnias mačiau, kur va, ką tik nuskabyta žievė. Tai va, įrodymas, kad čia tikrai elnio tauriųjų. Čia yra drebulė irgi apgriaužta, yra kur šviežia, yra kur ne. Tai va, nuo tų beržiukų prieky už tos eglės stovėjau. Tai vienas čia buvo stovėjo, daugiau va čia prie tų vazdynų. Aš sakau, įdomu, kad pas visus ragai pas kur gražiausiai pozavo, tai mažiausiai ten sprindiniai tokie, o pas kitus įvos. O koksai golis išgulėtas. Čia iš tų pačių elnių turbūt, nes dydis didesnis negu stirnas. Tai va, baigiu praeit mišką, jau greitai bus palaukė, paeisiu į šoną ir kitais keliais grįšiu atgal. Šitą miškę daug esu pravaikščięs, bet iki šitos vietos nebuvau užėjęs. Medžias sugriuvusios. Manau, palaukė matas, bet matomai nebuvau čia. Šiandien gyvūniukų prisižiūrėsiu už visus metus. Dabar 2 stirnas prisileido visiškai arti. Vėl galvoju, kad elniai, nes tik subinę iš pradžių pamačiau. Visur tiek išknista. Galvoju, kad čia šernų darbas, bet tik kad čia stirnas kapstas po tuos dalykus. Tai va, keliauju jau link mašinos, man kokie 3 kilai pareit gal. Vėjas didžiulis, bet jau einu į tą pusę. Beeidamas priėjau pelkę ir pernai ir užpernai čia viskas buvo po vandeniu. Tai per tas kupstus turėjai eiti arba su pagaliu badytis ir žiūrėti, kiek gylio smunki, nesmunki, o šiemet vėl sausa. Žvėrių takai visur. Taip keista, kad šiandien šernų nesutikau. Pėdų daug, išknisimo daug, bet pačių šernų neradau. Ir briedžio nė vienas pėdas nemačiau. O dabar einu prie kimatų nugriaužtas drebulės. Gal ten visi briedžiai susirinkę. Nu va, kaip nugriaužtas drebulės. Nors nei tų šalčių nebuvo, atrodo, da nieko. Ten priekį nugriaužta. Visi dantim išvaguota. Kokie grioviai.
Einam prie kitos. Va, briedžio išmetos, šudukai, bombonkės. Tai va čia briedis kažkur gali būt, kad ir laikosi. Nes čia krūva bambonkių, čia dvi krūvos bambonkių, skirtingų spalvų, vadinasi, skirtingų laikų daryta. Tai matomai, kol griaužia čia tas žievės, jis čia kažkur aplinkui gyvena. Tai va tokiam pelkiniukė. Pernai čia buvau pabaidęs briedį, panašioj vietoj, šitoj pačioj pelkutėj. Čia irgi mėginta pagriaužt. Tai va toks pasivaikščiojimas šiandien. Ne tie ragai, svarbiausia pabūt gamtoj, pažiūrėti, kur tie žvėreliai laikos, ką ėda, pamatyti juos. Šiandien pavyko ir elnius nufilmuoti, ir stirnas. Ir usūrinį pamatyti, taip ką, žodžiu, labai gera šiandien diena. Žiūrėkit, kaip vėjas pasidarbavęs, kiek drebulių priversta. Nežinau, kodėl tik drebulės, bet išvartyta labai daug. Čia, ar čia dėl to, kad čia tas kvartalas iškirstas, vėjas įsibėgėja ir verčia viską. Tai va, šiandien praeita beveik 8 kilometrai, jau matau tolumoj mašiną, tai smagiai pasivaikščiojau, naujus metus atsidariau miške, nesvarbu tie ragai, svarbu vaikščioti, būti gamtoj, grožėtis ją ir kuo mažiau ją trikdyti. Tai tiek, iki kitų susitikimų, nepamirškit prenumeruoti kanalą ir palaikinti, jeigu patiko. Iki. Na jo, mašina, tai ne kažką, tiesiai po vyko grįžęs.